Ar žinojai, kad nuo pėdos būklės priklauso tavo kelio ir klubo sąnario sveikata? Noriu pasidalinti 2 pratimais, kuriuos duodu savo sportininkėms kiekvieną treniruotę apšilimo metu, kad būtų kuo sveikesnis. Prašau. Startuojam su 2 pėdų pratimais, kuriuos duodu per treniruotę, per apšilimą savo sportininkėms. Pirmą pratimą aš vadinu grojimu pianinu, kai atkeliu visus 5 pirštus ir po vieną nuo mažiuko 5, 4, 3, 2 ir 1 nykštys padedamas ant grindų. Atkeliu visus ir po vieną, kaip pianino klavišus, guldau. Galit pastebėti, truputį skirtingai jaučiasi ir darosi, tarkim, kairė, dešinė pėda. Labai svarbus momentas, ką noriu akcentuoti, atkyla tik pirštai, pagalvėlės liečiasi, pagalvėlės tai šitos ar ne padų, liečiasi, yra ant grindų ir grojimas. Esmė pratimo šito būtų, kad jūs kiekvieną atskirą pirštą atskirtumėt ir pradirbtumėt. Antras pratimas būtų, kai keliu nykščius, nuleidžiu, spaudžiu į grindis, tada pakeliu 4 likusius pirštus. Nykščiai ant grindų spaudžiasi. Nykščiai kyla, tada 4 likę pirštai. Nuostabus pratimas pado raumeniukams. Kam nelabai išeina, o šitas yra labai dažnas atvejis, truputį toksai triukas, gal padės labiau. Kai keliu nykščius, tada stengiuosi spausti 2 pirštais į grindis. Ir tada galbūt stipriau atsikels nykščiai. Tada nykščius spaudžiu, o visus 4 pirščiukus, ypač tais 2, irgi kylam aukštyn. Jeigu, aišku, reikia rankų pagalba, būtų irgi puiku pačioj pradžioj, kad prilaikot pirštukus rankytėmis, nes kartais pėdai užtenka tik tai, kad jūs prisiliečiat, pajaučia tą visą mechanizmą, kas kaip turi būti, šiek tiek iki smegenų signalai nueina ir jums gali lengviau gautis, negu bandant be pagalbos rankų. Pabandykit, parašykit komentarę, ar patiko, ar galvojat, kad tai reikalingas dalykas. Sėkmės.